Aš negimiau genija, bet žinau, kaip mokytis. Ir todėl parodysiu tau, kaip gauti geriausius pažymius, nebūnant pačiu geriausiu mokiniu. Paslaptis paprasta. Mokytis tam, kad suprastum, o ne tam, kad viską tiesiog iškaltum. Nes jei tik gali mintinai, užtenka mažo pakeitimo klausimų ir gali visiškai pasimesti. Geriausiai veikia tada, kai tą pačią medžiagą mokysi keliais skirtingais būdais. Štai kaip aš darau. Pirmas žingsnis – įkeliu visą savo mokymosi medžiagą į šią svetainę, bet kuriam dalykui. Jie iš karto sukuria viską, ko man reikia – flashcard kortelės, testus, užduotis, santraukas, net podcastą. Antras žingsnis – flashcards. Peržiūriu atsakymus kitoje pusėje ir įsitikinu, kad iš tikrųjų suprantu temą. Trečias žingsnis – testai. Jei kažką atsakau neteisingai, sistema iš karto parodo ir paaiškina kodėl. Ir aš net galiu užduoti papildomus klausimus. Kai jaučiuosi pasiruošus, sugeneruoju bandomąjį egzaminą ir kai kurie tie patys klausimai buvo net mano tikrose egzaminuose. Nuo tada, kai pradėjau taip mokytis, mano pažymiai dar niekada nebuvo tokie geri. Pabandyk pats ir man padėkosi.